Labą dieną. Dabar šiandien pas mus paskutinė sausio 2026 metų paskutinė sausio diena 31. Ryte buvo Lietuvos šiaurinėje dalyje, ryte buvo minus 27 laipsniai šalčio. Labai šalta, minus 27 laipsniai šalčio buvo. Ir dabar sniegas girgžda po kojomis, labai ilgai lauke būti neįmanoma, nes šalta pasidaro labai. Tai va, o vakar 30 dieną buvo ryte minus 22 šalčio, o šiandien minus 27 šalčio. Tai dar ne pačios šalčiausios naktis, dar žada būti dar šaltesnis iš sekmadienio į pirmadienį, iš pirmadienio antradienį. Tai pas mus tikriausiai bus iki kokiais 30. Sniegas girgžda. O eglutės, o pas mane kambaryje tik, nors ir visą dieną kūrenų, kambaryje tik 15-16 laipsnių šilumos. Visą dieną kūrenų krosnį, tą senovinę krosnį, o dabar nors ir keliuką atkasėm visur, čia pravažiuoti rana, bet vakar pabijojom važiuoti, nes iškart išvažiavus užsibuksavo mašina. Užsibuksavo mašina, nors čia va, atrodo geras keliukas iki Anų, čia patys nusivalėm ir ėjo pėsčiomis nupirkti maisto. Sūnus ėjo pėsčiomis nupirkti maisto, iki miesto 3 kilometrai man nueiti reikia. 3 kilometrai pirmyn iki miesto ir atgal, 3 kilometrai atgal. Tai va tokios gyvenimo sąlygos. Visokai gyvenam. Kambarį vakare ypač būna jau gerokai vėsų, dieną tai saulutė per langus prišviečia. Va, ten tiek sniego, šalčio, minus 27, minus 28. Dabar dieną gal biški mažiau. Gal biški nuo saulės nukris, bet ne kažin kas. Dūmai rūksta iš kaminų visur, visų pajėgumų. Radiatorių nėra. Radiatoriai neužšals. Taip ir gyvenamos, nors ir ne karo sąlygomis, bet tokiomis irgi sunkiomis sąlygomis gyvenam. Vanduo iš šulinio. Dar šulinį vanduo neužšalo. Sniegas girgžda, kai saulytė šviečia, tai nieko nėra taip labai šalta. Kai saulytė pašviečia, nieko nėra taip labai baisaus. Kai saulytė pašviečia. Ačiū už dėmesį.